Lietuva pagal tautinę sudėtį yra multikultūrinė valstybė. Remiantis valstybės duomenų agentūros informacija, Lietuvoje gyvena daugiau nei 183 tūkstančiai Lenkų tautinės mažumos atstovų, kurie sudaro apie 6,5% visų Lietuvos gyventojų. Didžiausia Lenkų tautybės gyventojų dalis gyvena Šalčininkų rajono savivaldybėje – 76%, Vilniaus rajono savivaldybėje – 47%, Trakų rajono savivaldybėje – 28% ir Švenčionių rajono savivaldybėje – 25%. Lenkų istorija Lietuvoje siekia šalies valstybingumo ištakas. 14 amžiuje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino siųstas prašymas atvykti lenkų kalbą mokančius pranciškonus rodo, kad tuomet Lietuvoje gyvenančių lenkų skaičius buvo ženklus. Po 1387 metų krikšto įsitvirtinant katalikų bažnyčiai atsirado lenkų dvasininkų, bajorų, pirklių ir miestiečių. Ilgainiui Vilniuje susidarė lenkų bendruomenė. – 1569 metais pasirašyta Liublino unija turėjo svarbią įtaką Lenkų tautinės mažumos atsiradimui ir vystymuisi Lietuvoje. Ši istorinė įvykių seka prisidėjo prie kultūrinės, kalbinės ir politinės sąveikos tarp Lenkų ir lietuvių. Liublino unija oficialiai įsteigė abiejų tautų respubliką. Tai buvo daugiatautė valstybė, kurioje gyveno įvairių tautybių žmonės. 18 amžiaus antrojoje pusėje įvykę abiejų tautų respublikos teritorijos padalijimai turėjo svarbią įtaką Lenkų tautinės grupės gyvenimui ir jos vystymuisi. Lenkų tautinės bendrijos buvo dalinamos tarp imperijų, kurios turėjo skirtingas politinės, kultūrinės ir kalbinės tradicijas. Tai lėmė Lenkų bendruomenės skirtingą integraciją į skirtingas valstybinės sistemas, kurios turėjo reikšmingos įtakos jų kultūrinės tapatybės išsaugojimui ir vystymuisi. Tūkstantis 831 metais pradėta rusifikavimo politika. Valdžios įstaigose ir mokyklose įvesta rusų kalba, uždarytas Vilniaus universitetas, kultūros įstaigos, silpninama katalikų bažnyčia. Tokie veiksmai sulaukė lietuvių ir Lenkų pasipriešinimo. Lenkai kartu su lietuviais kovėsi prieš carinę Rusiją, okupavusią Lietuvos teritorijas. Po Pirmojo pasaulinio karo Vilnius ir Vilniaus kraštas tapo Lenkijos valstybės dalimi, kur pradėjo keltis Lenkų tautybės gyventojai iš likusios Lietuvos teritorijos ir Lenkijos. Garsūs Lenkų profesoriai atvažiavo dirbti į Vilniaus universitetą. Veikė Lenkų draugijos. Lietuvos Lenkai įgijo nemažai intelektualinių pajėgų. 1939 metais Lenkai sudarė
antrą didžiausią gyventojų grupę po lietuvių. Po antrojo pasaulinio karo Lenkų padėtis pasikeitė. Daugiau nei 80% Lenkų inteligentijos, turtingesnių miestiečių ir ūkininkų išvažiavo iš Vilniaus ir Vilniaus krašto, kitų Lietuvos vietų į Lenkiją arba buvo išvežti į lagerius. Lietuvą paliko apie 200 000 Lenkų. Sovietinės okupacijos metais Lietuvos Lenkų, kaip ir kitų tautybių gyventojų, padėtis buvo kontroliuojama. Trukdoma palaikyti ryšį su Lenkijoje gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, skaityti Lenkijoje leidžiamą spaudą. 1990 metais nepriklausomos Lietuvos atkūrimas sudarė naują impulsą tautinių mažumų teisėms ir kultūriniai savimoniai. XVI amžiaus viduryje išeiviai iš Lenkijos, ypač iš Mazovijos, tapo viena pirmųjų istorinių tautinių mažumų Lietuvoje. Jie atliko svarbų vaidmenį skleidžiant vakarietišką ir lenkišką kultūrą. Vilniaus universitete studentų daugumą sudarė lietuviai ir lenkai. Dirbo nemažai lenkų kilmės dėstytojų. Tarp jų pasaulinio garso poetas, oratorystės meną ir poetiką dėstęs Motiejus Kazimieras Sarbievijus, jėzuitas iš Lenkijos. Vilniuje išspausdintas jo lyrikos rinkinys 4 lyrikos knygos apie 40 kartų buvo išleistas įvairiose Europos šalyse. Tai analogų neturintis atvejis. Nuo 1816 metų universitete buvo dėstoma lenkų kalba ir tik disertacijos buvo rašomos lotyniškai. Lietuvoje lenkų tautinė mažuma turėjo daugiau galimybių išlaikyti tautinę tapatybę nei kitose okupuotose šalyse. Buvo leidžiama periodinė spauda, veikė mokyklos lenkų mokomąja kalba, transliuojamos televizijos ir radijo laidos. Nuo 1992 metų veikia Lenkų radijo stotis Znat Vilė, lenkų kalba transliuojanti laidas visą parą. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 50 Lietuvos lenkų nevyriausybinių organizacijų, kultūros, švietimo, labdaros, profesinę ir kitokią veiklą vykdančių asociacijų. Šių organizacijų veiklos spektras platus. Dainų ir šokių ansambliai, chorai, teatrai, veteranų ir kiti klubai, 3 amžiaus universitetas. 2001 metais įsteigti Vilniaus Lenkų kultūros namai. Tai viena didžiausių Lenkų institucijų Lietuvoje. Pagrindinis šios institucijos tikslas – Lenkų bendruomenės kultūrinio gyvenimo organizavimas, kultūrinis švietimas, Lenkų literatūros ir meno propagavimas tarp Vilniaus krašto gyventojų, vietinės meninės ir kultūrinės veiklos rėmimas.